Labas visiems. Čia Gediminas Grinečius, verslo treneris. Kaip laikaisi? Sveikinu prisijungus prie šios transliacijos, prie šio video. Jeigu žiūri šio video įrašą, padaryk man paslaugą, parašyk grotelės įrašas į komentarus. Jei esi naujas arba nauja, jeigu pirmą kartą žiūri vieną iš mano video, būčiau labai dėkingas, jeigu parašytum naujas arba naujai komentarus. Ir žinoma, jeigu gausi iš šio video naudos arba manai kažkam kitam šis video galėtų būti naudingas, būčiau nepaprastai dėkingas, jeigu pasidalintum šio video ir parašytum į komentarus pasidalinau. Arba gali tiesiog užtaginti, pažymėti savo draugus, komandos narius komentaruose žemiau, kad jie taip pat pamatytų šį video. Labą dieną. Labukas, žiūriu, tu toks sušilęs, man taip čia šalta. Labas Deimantai, labas Donatai, labas Mariau, Ineta, Gute, Aira. Labas visiems, malonu jūs matyti. Na ką, o mes su Rita tęsėme mūsų transliacijų ciklą, tema praturtėjimo mokslas. Kai kurie iš jūsų galbūt esate skaitę šitą knygą, kurią parašė William Wallace. Jau man liežuvis pinasi, taip. Ir būtent mes su Rita dalinamės patarimais būtent iš tos knygos, kurie tikimės jums padės keisti tą finansinį termostatą, keisti būtent tą mąstyseną, kad jūs būtent galėtumėte pritraukti tą gausą į savo gyvenime, kad galėtumėte uždirbti daugiau, kad galėtumėte pasiekti daugiau. Ir mums dar tik prasidedant, o jau dovanos pilasi čia būtent į šitą transliaciją. Labai malonu, ačiū visiems už palaikymą. Labukas Aušra, malonu tave matyti, jau reguliarus svečias tapo Aušra mūsų transliacijose. Na ką, o mes tada kimbame prie pirmojo punkto. Ir pirmasis punktas šiandien, kuris būtent tiesiogiai prieštarauja tam stereotipui apie turtingus žmonės, tai yra, kad jeigu tu nori tapti turtingu, jeigu tu nori sukurti daug pinigų, uždirbti daug pinigų, tu negali vogti arba pasinaudoti kitais žmonėmis. Tu turi duoti daugiau vertės, negu gauni pinigų iš žmonių. Šitas yra labai svarbus. Jo, net, man tai toks net viską pasako. Tiesiog, taip, kaip ir mes sakėm, lazda turi du galus, karma, izabičijo. Jeigu blogai kažkam darysi, blogai linkėsi kitam, gausi dvigubai. Labas Donatai, ir iškart Donatas tik prisijungi iš karto su dovanom, dėkui tau. Labas visiems, kas jungitės. Iš tikrųjų, kaip Rita, tu sakai, karma yra kalė, taip, bet iš tikrųjų jinai nėra kalė, jinai iš tikrųjų yra teisinga. Taip, jinai labai teisinga, taip, visata arba Dievas, kuo tu tiki, taip, būtent visą laiką atsilygina, taip. Reiškia, jeigu tu darai kažkam gero, tai tau pareis gero, taip? Ačiū, šnekite. Taip, reiškia, jeigu tu darai kažkam gero, tau pareis gero, taip? Ir dažnai ne iš to paties žmogaus, taip? Nes kai kada žmonės sako, aš dariau gerą šitiem žmonėm, bet nieko negavau iš to. Taip, jie man neatsidėkojo. Nebūtinai iš tos pačios vietos, tau gali grįžti iš kažkur kitur, taip, bet tau visada grįžta. Bet tas pats galioja, kaip būtų gaila, ir blogiem darbam. Taip, jeigu tu apgauni, jeigu tu vagi, jeigu tu kažkaip kitaip pasinaudoji žmonėm ar panašiai, tik laiko klausimas, kada tau tas pats grįž, taip, kažkokiu tai pavidalu, taip. Tai būtent dėl to mes turime visą laiką stengtis duoti daugiau būtent vertės, negu mes gauname pinigų, taip. Ir mes būtent gyvenimo transformacijos kurse net turime tokį posakį, kurį mes kartuojame taip, kad aš esu dinamiškame davimo ir gavimo sraute, taip. Reiškia, aš duodu nesitikėdamas nieko gauti atgal, nes aš žinau, kad aš esu dinamiškame davimo ir gavimo sraute. Jeigu aš padėsiu kitiems žmonėm, jeigu aš duosiu naudos, jeigu aš duosiu vertės, jeigu aš išspręsiu kitiems kažkokias problemas, jeigu aš duosiu kažkokį naudingą patarimą ar bet kokiu kitu būdu pagerinsiu kažkieno gyvenimą, galbūt prajuokinsiu tą žmogų, galbūt įkvėpsiu tą žmogų, galbūt suteiksiu kažką motyvacijos ar panašiai, aš žinau, kad tada iš kažkur man sugrįž tas pats, taip? Ir tai nėra vien tik tai versle, taip, nors versle tai labai tinka, taip, kad, pavyzdžiui, jeigu aš parduodu produktą už pinigus, tai tas produktas turi būti vertingesnis negu pinigai, kuriuos aš gaunu. Jeigu aš padarau mokymų programą,
Tai aš visą laiką stengiuosi, kad ta mokymų programa duotų 10 kartų daugiau vertės, negu žmogus susimoka pinigų. Taip, jeigu žmogus susimoka 30 eurų, tai aš noriu, kad jis gautų 300 eurų vertės. Jeigu susimoka 300 eurų, aš noriu, kad jis gautų 3000 eurų vertės. Taip, bet draugai, tai galioja ir samdomam darbe. Ar tu įdedi daugiau darbo, negu tau sumoka? Ką, tu kvailas, Gediminai? Aš čia ką dabar dirbsiu už dyką? Bet tada mes stebimės, kodėl man neduoda paaukštinimo, kodėl man neduoda geresnių pareigų, kodėl man neduoda didesnės atsakomybės, kodėl man nekelia algos ir panašiai. Dėl to, kad ką, tu galvoji, tavo darbdavys yra kvailas, tu galvoji, kad tavo viršininkas nieko nemato ir nesupranta, kad tu nepersistengi, kad tu tik tai minimumą. Taip. Tas pats šeimoje, santykiuose. Taip. Pavyzdžiui, kaip dažnai santykiuose. Jeigu tu man padarysi tą, tada aš tau padarysiu tą. Jeigu tu man atneši gėlių, tai gal aš tada tau pagaminsiu valgyti ir atvirkščiai. Taip? Reiškia iš išskaičiavimo. Taip? Bet juk mes sakom, kokia meilė turėtų būti. Besąlygiška. Aš suprantu. Lengva pasakyti, sunku padaryti. Taip, lengva tokiai žodžiai švaistytis. Taip? Tikrai duoti kažkam kitam besąlygišką meilę yra nelengva. Bet ar ne taip turėtų būti? Ar mes neturėtume, Labukas Danguolė, malonu tave matyti, ar mes neturėtume būtent duoti nesitikėdami gauti atgal, ar mes turėtume iš išskaičiavimo būti kartu, taip? Ne, mes turėtume žymiai daugiau duoti, negu mes prašome iš tų santykių, taip? Taip. Hello, Felicity. She's saying that she would like to understand what we are talking. If you watch enough of our videos, you will start to catch on. Unlikely. Yes, so... Tvarkoj. Keliaujame prie antrojo punkto. Ir antras punktas sako ką? Jeigu nori sukurti turtus savo gyvenime, turi imtis veiksmų dabar. Taip, reiškia, turi susikoncentruoti 100% į dabartinį momentą. Nesijaudink apie tai, ką kiti žmonės ar ką kiti dalykai daro, apie aplinką, apie ekonomiką, apie klaidas, ten, kurias tu galbūt esi padariusi ar padarysi. Taip, reiškia, tu turi tik tai čia ir dabar tu turi imtis veiksmo. Taip? Ir kaip dažnai žmonės nori praturtėti, nori tapti sėkmingi, turtingi ir panašiai. Taip, bet ką daro? Vis atidėlioja. Vis laukia tinkamo momento, vis laukia geresnės dienos ar panašiai. Taip? Ir dažnai, ką dar mes sutinkam, kai darom asmeninės sesijas, kad žmonės atėjo tą idėją, bet jie nesijama veiksmo. Taip, ir taip čia ta idėja, tai gal bloga ta idėja, gal jie pradeda permastyti ir taip toliau, ir jie palieka ir po to galiausiai ir užmiršta. Bet dažnai, ypač jeigu jūs prašot visatos, prašot Dievo, kad parodytų, koks jūsų sekantis žingsnis, arba kaip jūs galbūt turėtumėt, ką jūs turėtumėt daryti, kad išjudėtumėt iš tam tikro taško. Ir jums ateina idėja, ateina mintis ir jūs jos nesijamat. Tai jūs tik dar didesnį, kaip pasakyti, kryžių dedat. Tikrai taip, Labukas Silvija, malonu matyti. Ir iš tikrųjų, kai sako, dėl ko sako kapinės, yra turtingiausia vieta pasaulyje. Kapinės yra turtingiausia vieta pasaulyje. Kodėl? Kad daugiausiai yra palaidota svajonių, idėjų ir viso. Taip. Dėl to visi tie žmonės, kurie neišdryso žengti to žingsnio, neišdryso savo idėjos realizuoti, neišdryso imtis to veiksmo, jie ir nusineša į kapus tas idėjas, ir ten galbūt buvo nerealios idėjos. Ir kiekviename iš jūsų, kai anglų kalboje, kai sako, kiekvienas žmogus turi knygą savyje, taip? Reiškia, kiekvienas iš jūsų galėtumėte parašyti knygą apie kažką, taip? Ir kiekviename iš jūsų yra geros idėjos, nuostabios. Bet dažnai, kai Brian Tracy sako, ką mes darom? Mums ateina kažkokia gera idėja ir mes sakom, taigi čia man atėjo ta idėja, tai jinai negali būti tokia gera, taip? Ir kas, galbūt iš jūsų, kai kas net esate turėję tokią patirtį, kai, pavyzdžiui, jums gimė kokia nors idėja, kokį produktą padaryti, arba kokią nors paslaugą, arba dar kažką. Ir jūs numojot ranką, kad čia man atėjo ta idėja, negali būti tokia gera. Ir praeina kažkiek laiko, ir jūs tokį patį produktą pamatote kur nors prekybos centre.
arba tokią pačią paslaugą pamatote kokią nors kitą firmą, jau teikiančią tą paslaugą. Tu buvai sugalvojusi arba sugalvojęs tą dalyką prieš pusmetį, gal prieš metus, taip? Bet dėl to, kad tu nesijėmei to veiksmo, taip ir nieko neįvyko. O kažkam kitam atėjo ta idėja ir tas žmogus iš karto ėmėsi veiksmo. Aš atsimenu, kai aš prieš 4 metus pradėjau daryti mokymus tinklinio marketingo atstovams, taip, būtent visoms kompanijoms atvirus, būtent apie verslą, apie socialinę mediją, apie bendravimą, apie pardavimus, apie komandos statymą ir visą kitą. Žinot, kas įvyko? Turbūt kokie 5 žmonės su manim susisiekė, sako, o Gediminai, gera idėja, aš irgi galvau daryti tą patį. O Gediminai, mačiau, tu darai mokymus, aš irgi būtent tą patį svarsčiau. 4 metai praėjo, tie žmonės vis dar nedaro mokymų. Taip, reiškia, jiems ta idėja buvo atėjus anksčiau negu man. Bet jie taip ir nesijėmė veiksmo, taip? Dėl to tai yra sėkmingų, turtingų žmonių supergalia. Tai yra greitis, kuriuo jie realizuoja kažkokią tai idėją, imasi veiksmo. Taip? Kaip sako, tas tarpas tarp idėjos ir veiksmo, čia va būtent daugelis svajonių numiršta, taip? Daugelis idėjų numiršta, taip? Būtent dėl to mūsų tikslas yra kuo greičiau nuo idėjos iš karto imtis veiksmo, taip? Nes kitaip yra tas blėstančios intencijos dėsnis, taip? Kuo daugiau laiko praeina, tuo mažesnis šansas, kad tu tą idėją realizuosi ar kad kažką pradėsi daryti ar panašiai, taip? Tai reiškia, mūsų tikslas, kuo greičiau, labas Aida, malonu tave matyti, jau pradedu, žinokit, matyti panašius vardus, jau pradedu atsiminti, o, Saida jau buvo praeitą kartą, o būtent šitas žmogus Donatas buvo praeitą kartą, tai labai malonu jau matyti, kad jau po truputį mūsų auditorija, dar aišku, 7 žmonės čia mūsų žiūri, taip, bet jau jinai pradeda stabilizuotis, taip. Ir pas mane šnekutė meškutė. Žiūri ir siunčia širdelių daug. Ačiū. Taip, aš ją atsimenu iš mūsų pačios pirmos live transliacijos. Na va. Smagu. Jėga. Trečias punktas šiandien tai yra nesijaudink dėl ateities ir pasitikėk, kad tu turėsi viską, ko reikia, kad susitvarkytum su tuo, kas tavęs laukia. Čia yra irgi labai svarbu, kadangi daugelis žmonių sustabdo tos prisigalvotos istorijos. O jeigu tas atsitiks, o jeigu taip atsitiks, o jeigu tas įvyks, o jeigu aš negalėsiu, jeigu aš neišspręsiu. Mėlėjai, kai ateis, tuomet ir spręsit, taip? O jeigu vis kursit tas istorijas, tai taip ir sėdėsit ten, kur sėdit. Jeigu močiutė turėtų ratus, tai būtų karutis. Taip, reiškia, o jeigu, tu nežinai, ir vienu ir kitu atveju tu nežinai, bet kokiu atveju kas bus, nei vienas iš mūsų negalime nuspėti ateities, ar būti aiškiaregiais ar panašiai, mes tik tai galime haliucinuoti, kaip Tony Robbins sako, taip, galime fantazuoti, taip ten vienaip ar kitaip bus ar panašiai, taip, ir mes visą laiką su Rita naudojame tą automobilio vairavimą naktį pavyzdį. Taip, kad tavo automobilio šviesos apšviečia kelius šimtus metrų į priekį, taip, o tau reikia nuvažiuoti 100 kilometrų. Kaip tu tai padarysi? Na, po kelius šimtus metrų, taip, nuvažiuoji kelius šimtus metrų, sekantis kelius šimtų metrų apsišviečia. Tai labai svarbu, kad tu neturi žinoti, kaip tai vyks. Ir šiandien, tarp kitko, būtent užkoduotam protė šią savaitę mes skaitome ir tas pats, taip, reiškia, tu turi žinoti, ko tu nori, bet tau nereikia būtinai žinoti, kaip tai vyks. Taip, Dievas visata turi milijardą būdų realizuoti tavo svajonės. Tokių būdų, apie kuriuos tu net sugalvoti negalėtum, norėdama. Taip, ir mums su Rita taip nekartai vyko, kai koks nors mūsų tikslas tampa realizuotas ir mes net neturėjom žalio supratimo, kad taip galėtų įvykti, kad va tokiu būdu galėtų tai būti realizuota. Taip, bet jeigu tu save stabdysi dėl to, kad aš nežinau, kaip įvyks, dėl to aš nepradėsiu net daryti. Aš nesuprantu, kaip galėtų tai būti realizuota, dėl to aš net nepradėsiu. Tai tada tu ir būsi užstrigusi arba užstrigęs tam pačiam taške, taip? Ir vėlgi, tas pats ir paprašyti paaukštinimo darbe ar algos didesnės, taip? Bet man gali atsisakyti, tai aš tada net neprašysiu. Gal aš nesusidorosiu su tom užduotim, gal aš per daug kvaila, kad būčiau toje padėtyje ir taip toliau.
O čia komentaruose verda mūsų, kaip sakant, bendruomenės diskusija. Taip, Saidas sako, aš su jumis visur, ir Facebook'e, ir čia. Taip, ir Danguolė sako, pritariu jums, Saida, totali priklausomybė nuo Gedimino. Na, tikiuosi čia gerąją prasme, taip, o ne blogąją prasme. Taip, bet iš tikrųjų, mes mažiau turėtume jaudintis, kaip ten bus, kaip bus. Tu nuolatos augi, tu nuolatos tobulėjai. Netiki, sustok sekundį dabar ir pagalvok, koks tu buvai žmogus prieš 10 metų. Prieš 10 metų. Taip, man buvo prieš 10 metų 28. Ai, 28, prašau. Taip, 28. Wow, tai buvo visai kitas žmogus. Taip, kaip tu manai, tu patobulėjai per tos 10 metų, tu tapai protingesnė, galbūt išmintingesnis, galbūt daugiau įgūdžių įgyjai, galbūt geresnius įpročius suformavai, taip? Kiek tu per 10 metų pažengiai? Kosmosas, taip? Atrodo, diena iš dienos tu nematai skirtumo, kad tu čia labai tobulėtum. Bet atgal pažiūri per ilgesnį laiko tarpą ir wow, taip? Didelis skirtumas. Tai spėk ką? Už 10 metų nuo dabar tu net pažinsi savęs. Nes vėl tu būsi visiškai kitoks žmogus. Nes vėl tu būsi totaliai save transformavusi arba transformavęs. Taip, ypač tie iš jūsų, kas užsiimate saviugdą asmeniniu tobulėjimu, norite augti. Taip, žinoma, aš sutinku, kad yra žmonių, kurie nugyvena 30 metų ir nieks nepasikeičia, taip, nes jie net nesistengia. Bet jeigu mes stengiamės, taip, mes nuolatos progresuojam, taip, tai tu neturi dabar jaudintis, kad, bet jeigu aš pasieksiu didesnės pajamas, aš nesugebėsiu suvaldyti tų pinigų. Ar jeigu aš pasieksiu didesnę kažkokią pareigas, aš nesugebėsiu su to susitvarkyti. Ar jeigu aš ten rasiu savo svajonių porą, tai aš ten nesugebėsiu išlaikyti tų santykių. Ar panašiai, ar jeigu aš pagimdysiu tos vaikus, tai aš nesugebėsiu jais pasirūpinti, aš ten nebūsiu pakankamai gera mama ar tėvas ar panašiai. Tai yra klaidingas požiūris. Taip dėl to, kad tu būtent viską įgysi, ką tau reikia įgyti, kai pasieksi tą tašką, taip? Reiškės tu, kaip pasakyti, tu turi gebėjimą įgyti tos įgūdžius ir tas žinias ir tos, kaip sakant, įrankius, kurių tau reikia su tuo dalyku susitvarkyti. Bet jeigu tu save stabdysi, taip, tai didelis šansas, kad tu net nežengsi to žingsnio ir tada nepasieksi. Taip, ir daugelis yra girdėję apie tą nesėkmės arba pralaimėjimo baimę, taip, kur mes bijom, kad mums nepasiseks, bijom, kad iš mūsų pasijuoks, bijom, kad iš mūsų pasišaipys. Bet lygiai taip pat labai daug žmonių turi sėkmės baimę. Taip, o jeigu pasiseks, o jeigu aš tapsiu turtinga, gal su manim tada draugai nebebendraus, gal sakys, kad aš čia dabar pasikėlęs, gal mane pradės kritikuoti kiti ir taip, ir vėl prisigalvoja priežasčių, dėl ko netapti sėkmingu. Ir spėk ką, kuo daugiau tu prigalvosi priežasčių, kaip tau sėkmė galėtų pakenkti, tuo didesnis šansas, kad tavo pasąmonė priešinsis tam iš viso širdies. Taip, neleis tau progresuoti. Tai būtų kaip važiuoti į Vilnių su pastoviai stabdant. Arba užtraukti rankinį ir galvoti, kad su rankiniu nuvažiuosiu aš iki to Vilnių kada nors. Taip, ir Danguolė sako, be abejo, kad gerėja būtent ta situacija ir Aušra sako, aš jau dabar savęs kartais net pažįstu. Būtent taip, mes keičiamės, mes tobulėjame, mes progresuojam nuolatos, taip. Tai reiškia, vėlgi, mes nenustosim to daryti, taip, mes toliau judėsim link to. Ir sekantis punktas irgi gana svarbus tiem, kas galbūt galvojate, kad, aš suprantu, ką jūs čia kalbat, aš suprantu, aš matau tuos milijonierius ten per televizorių, per socialinę mediją, bet aš negalėčiau tapti vienu iš jų. Aš negalėčiau tapti tuo sėkmingu žmogumi ar panašiai. Taip, tai būtent sekantis punktas ir sako, naudok savo dabartinį darbą arba verslą kaip įrankį, kad pasiektum sekantį etapą. Taip? Reiškis, dirbk sunkiai dabar, darant tai, ką tu darai, o ne ieškok nuolatos lengvo būdo praturtėti. Taip? Elkis dabar jau taip, lyg tu būtum pasiekusi tą tikslą, lyg jau tu uždirbtum tokius pinigus, lyg jau tu būtum pasiekusi arba pasiekęs tos tikslus. Taip? Tai suprantate,
ką mes čia bandom pasakyti šitoj vietoj? Taip, kad vėlgi, dažnai žmonės ką daro? Ai, čia biškai per sunku, einu paieškosiu ten galbūt. Ai, čia biškai nesiseka, einu ten. Taip, ir kas atsitinka? Jie pradeda 1000 dalykų, bet nei vieno nepabaigia. Taip, kur iš tikrųjų, jeigu jie būtų į tą vieną dalyką susikoncentravę, pasiraitoja rankovės ir tikrai stipriai padirbėję, išlieja daug prakaito ir jėgų, jau ten būtų pasiekę didelius rezultatus. Taip, ir ypač tas svarbus, kad elkis taip, kaip jau būtum. Mes nekartą jau irgi kalbėjome apie tai, kad emocijos yra kaip magnetas, traukia, taip. Tai irgi kaip tu jaustumės, pagalvok, taip, jeigu turėsi tą sėkmingą verslą, kokia bus emocija? Ar tai ramybė, ar tai užtikrintumas, ar tai pasitikėjimas savimi, ar tai ryžtas, drąsa? Tai spėk, ką turi daryti. Tu dabar taip turi ir ne tik kad jaustis, bet taip ir elgtis. Ryžtingai, pasitikinčiai savimi, drąsiai, su ramybė, gal jeigu ramybė, taip. Tai tą turit būtent tas emocijas ir dabar turėti, nes jos pritrauks dar daugiau tai, ko norite. Labas Živilė, labas Saulė, labas Rimantai, malonu visus matyti. Ir sekantis punktas. Koks čia tas sekantis punktas? Kaip man, kai kuriem iš jūsų bus bingo momentas. Kai aš pirmą kartą šitą dalyką išgirdau, man apsivertė viskas aukštinkojom, kaip aš suvokiau sėkmę, kaip aš suvokiau progresą gyvenime. Ir šitas punktas sako ką? Tu turi tapti didesnis negu tavo dabartinė vieta, kad tu išaugtum tą situaciją ir galėtum judėti į sekančią vietą, į sekantį lygį, į sekančią situaciją. Sustokit sekundį, pagalvokit. Pavyzdžiui, sraigė auga ir jinai užauga jau būti per didelė tame kėvale, ar kaip jisai vadinasi, taip? Namelėje, sraigės namelėje. Namelėje, taip? Ir kas atsitinka, tada jinai turi jį keisti, taip? Krabas ten, jeigu jisai išauga, jisai keičia ir panašiai, taip, kas atsitinka? Jeigu kažkoks tai medis ar panašiai užpildo tą erdvę, kurioje yra, jisai tada išsiveržia lauk iš jos, taip? Reiškia, visur gamtoj, jeigu tu telpi į tą erdvę, tai tu ir liksi toje erdvėje. Taip? Pavyzdžiui, gėlytė, jeigu kažkokia maža gėlytė auga ir jinai nesiplečia, tai jinai ir bus tam vazonėlį visą laiką. Bet tu pasodink kokį nors tenai fikusą ar kažkokią tai didelę gėlę, jinai auks, kol jinai perauks tą vazoną ir reikės tada keisti, taip? Reikės persodinti ją dabar į didesnį vazoną, taip? Lygiai taip pat ir tu. Jeigu tu neaugi, jeigu tu netobulėjai, jeigu tu neprogresuoji kaip žmogus, tai tada visatai, Dievui ir panašiai nėra reikalo tau duoti didesnį vazonėlį, tau duoti didesnę atsakomybę, tau duoti didesnius finansus, nes tu ir su tais nesusitvarkai, kurios turi, nes tu ir to neišnaudoji potencialo, kurį tu gavai, taip? Bet kai tu peraugi tą dabartį, įsivaizduok, kad ir tu esi tam pačiam darbe, kuriam tu dabar dirbi. Kad ir tu darai tą patį dalyką, kurį tu darai. Bet tu tobulėjai, tu augi, tu tobulėjai, tu augi, tu investuoji į save, tu skaitai knygas, tu klausai audio, tu žiūri video, tu mokaisi, tu eini į kvalifikacijos kelimo kursus, tu ugdai naujus įpročius ir panašiai. Kas atsitiks? Nori, nenori, tave turės paaukštinti. Arba kitos kompanijos pradės tau siūlyti darbus, taip, kad ateitum pas juos už didesnius pinigus. Ir taip, nes tu tapsi per didelė tai mažai erdviai, kurioje tu esi. Bet vėlgi, mes čia turim du pasirinkimus. Arba tu susitaikai su ta maža erdvė, kurioje esi ir čia ir lieki, nes čia yra tavo komforto zona, nes čia viskas pažįstama, viskas aišku ir panašiai, bet tada tu iš jos ir neišeisi niekada. Arba tu nusprendi nuolatos augti, nors ir tu dar nematai, kaip tu čia galėtum iš to vazonėlio išeiti, nors ir tu nematai, kaip tu galėtum išjudėti. O, vienas rašo scam. Kas scam? Kas scam? Taip, reiškia, tu turi tobulėti ir augti tol, kol tu tapsi per didelį arba per didelis tai mažai pozicijai, tai mažai erdviai, kurioje tu esi. Ir tada tu gali pereiti į naują etapą, tada tu gali pereiti į naują lygį. Taip? Kam šitas dalykas buvo bingo momentas? Aš žinau, kai aš pirmą kartą išgirdau, man buvo wow. Taip?
Ne aš turiu laukti, kol ekonomika pasikeis, kol kažkas kitas ateis ar panašiai, aš turiu tiesiog dirbti ant savęs. Kaip Jim Rohn sakydavo, work hard on yourself, then you do on your job. Taip, dirb daugiau ant savęs, negu tu dirbi ant savo darbo ar ant kažko kito. Taip, daugiau investuok į save, kad tu taptum didesnis negu... Taip, tai reiškia, ką tai reiškia? Tu turi išnaudoti visą savo potencialą, visus savo dovanas, viską. Taip, kad tu išpildytum, tai, kad tu galėtum išsiplėsti. Labukas Jūratė, sveikinasi Jūratė su mumis. Labas. Ja, tai iš tikrųjų irgi, kaip tik prieš porą dienų aš turėjau tokią diskusiją su vienu žmogumi. Ir jisai, tas žmogus dalyvavo pernai metų gyvenimo transformacijai. Ir mes transformacijos kurse labai dirbam ant to, kad kiekviena situacija yra mūsų kūryba, mūsų minčių, žodžių kūryba. Ir išėjo tokia kalba, tokia situacija. Ir aš sakau, tai kokios tavo mintis sukūrė tą situaciją? Ir iš karto žmogus ne kad pradėtų galvoti, va, taip, ar pripažinti, kad taip tiksliai čia aš sukūriau, va, aš tokias turėjau. Ne, čia tas žmogus iš karto suvertė kaltę ant to kito žmogaus. Ir aš galvoju, nu va, ir neišmokai. Pagrindinės pamokos. Viskas tvarkoja, dar nelaikas, reiškia. Dar nelaikas. Dar reikia paaugti, taip, ir va būtent Saidas sako tikrai taip. Savo gyvenime tai patyriau, darbe užaugau nuo padavėjos iki vadovo vietos, taip. Bet visi žinom tokių žmonių, kurie padavėja prabūtų 30 metų, taip. Bet tu, Saida, progresavai. Kodėl? Nes tu vis tikriausiai maksimalizavai savo potencialą, taip? Ir Silvija sako, kiti laukia, kaip elfai duos kažką, taip? Būtent. Ir tai yra viena iš strategijų, taip, bet, aš nepasikliaučiau tokią strategiją laukti, kol iš kažkur tau nukris iš dangaus, taip? Taip. Tvarkoj. Sekantis punktas yra, jeigu tu nori tapti turtingu, turi daryti tai, kas veikia, tai, kas efektyvu. Jeigu tu darysi tai, kas efektyvu ir nedarysi to, kas yra neefektyvu, tu garantuoji savo sėkmę, tu garantuoji praturtėjimą, taip? Bet vėlgi, lengva galbūt pasakyti, ne taip lengva suprasti, tai kas tie efektyvūs dalykai. Taip, tai ką aš turėčiau daryti. Bet realybė yra kur kas paprastesnė, negu mes kartais įsivaizduojam. Taip? Versle tai mes tai vadiname pajamas generuojančiais veiksmais. Taip? Reiškia, ar tai, ką tu dabar darai, gali tau sugeneruoti didesnės pajamas? Ar tai gali tau sugeneruoti pardavimą? Ar tai gali tau sugeneruoti komandos narį? Ar tai gali duoti kažkokį rezultatą? Taip, tai sakykime, jeigu aš pasėdžiu TikTok'e ir scrollinu, žiūriu tenai kačiukų video juokingus, taip, galbūt tai malonu, bet ar tai gali man uždirbti pinigų? Unlikely, taip, nelabai tikėtina, taip. Tai reiškia, giliai viduje mes kiekvieną žinome, ar tai, ką aš darau, mane veda link mano tikslo, ar tai, ką aš darau, mane atitolina nuo mano tikslo, taip. Ir vėlgi, čia būtų kraštutinumas sakyti, kad va, tu niekada gyvenime negali pažiūrėti jokio filmo, niekada gyvenime jokio serialo, niekada gyvenime negali praleisti laiko ten su draugais ar ten vakarėlėje, turi tik tai dirbti 24 valandas per parą. Kas nori tokio gyvenimo? Tada ar verta iš viso tapti turtingu, jeigu tu nieko nematai ir tu neturi gyvenimo ir neturi šeimos ir panašiai. Ir tarp kitko, daug žmonių paukoja sveikatą vardan pinigų, vardan sėkmės, paukoja santykius su savo antra pusė arba su savo vaikais, vardan sėkmės arba pinigų, paukoja etiką, moralus, sąžiningumą, vertybės savo. Taip? Ir vėlgi, čia tų žmonių yra sprendimas. Visi žmonės yra idealūs tame etape, kuriame jie yra. Taip? Bet tu galbūt nuspręsi, žinai, ką aš nenoriu paaukoti tų dalykų tam, kad uždirbčiau pinigus. Bet gera žinia yra ta, kad tau nereikia pasirinkti tą arba tą. Tu gali turėti ir gerą sveikatą, ir būti turtingu. Turėti ir gerų santykių su šeima, ir būti pasiturinčiu. Tu gali būtent dirbti sąžiningai, etiškai ir draugiškai, ir vis tiek uždirbti labai didelės pajamas. Taip? Nepamindamas savo vertybių ir panašiai. Taip? Bet tu turi koncentruotis į tuos dalykus, kurie veikia. Į tuos dalykus, kurie padeda. Ir vėlgi, praeitą kartą, man atrodo, mes kalbėjome apie tai, kad, pavyzdžiui, žiūrėti, kas jau gauna tokius rezultatus, kokių tu norėtum gauti. Ir tada žiūrėk, ką jie daro. Taip, ką daro tie žmonės. Taip, įsivaizduok, kaip aš dažnai naudoju tą pavyzdį krepšininką. Taip, sakykime, aš noriu būti labai geras krepšininkas. Taip, tai ką man reikia padaryti? Aš tada turiu rasti tokį krepšininką, kuris jau gauna tokius rezultatus, kokiu aš norėčiau.
Ir tada man reikia ką daryti? Valgyti, ką jisai valgo, rengtis, kaip jisai rengiasi, treniruotis, kiek jisai treniruojasi, daryti, ką jisai daro ir didelis šansas, galbūt ne tokius pačius rezultatus aš gausiu, bet panašius. Taip, aš pradėsiu judėti tą linkme. Tai tas pats ir su finansais, su turtu. Taip, reiškia, jeigu tu nori uždirbti daugiau, turi pradėti galvoti, okay, ką daro turtingi žmonės, kaip jie elgiasi, kuo jie užsiema, kur jie leidžia laiką, su kokiais žmonėmis jie leidžia laiką, ką jie skaito, ką jie žiūri, ką jie studijuoja, taip, kokiuose bendruomenėse ir grupėse jie būna, taip. Ir jeigu tu pradėsi daryti tokius dalykus, kaip daro tie žmonės, tai didelis šansas, kad ir rezultatus pradėsi gauti panašius kaip jie. Ne. Tai leisiu šį vakarą man pašnekėti, ar ne? Ne, šį vakarą aš ant bangos. Juokauju. Iš tikrųjų, kai dalinaisi apie tuos veiksmus, kad kurie duoda rezultatus, tai prisiminiau savo patirtį su TikToku. Tai Gediminas irgi buvo labai iš tikrųjų teisingas klausimas, Gediminas. Nes aš irgi buvau tiek užsivedus ir ieškoti trendų, taip, tai, aš dirbu, ne, ant TikToko sėdžiu, aš ieškau trendų, kokie čia tai trendai, taip. Ir tuomet tuos video darydavau, kai kuriuos video aš, kad sukurt, ane, kad padaryt, užtrukdavo 2, buvo net ir vienas video, kad 3 ar 4 valandas aš jį ten dariau, montavau ir taip toliau. Ir Gediminas sako, kokią tu naudą iš tų video gauni? Daliukas. Ar tu gauni tą rezultatą? Tu išvaistai 2-3 valandas, taip, ant video, sulauki porą tų laikų, taip, ir kokia nauda? Va, ir Jūratė sutinka su manimi, žino šitą patirtį. Ir tuomet buvo man tas bingo momentas, kad aš pala. Iš tikrųjų. Tai tuomet reikia galvoti kažką kitaip. Reiškia, reikia daryti kažką kitaip. Tai irgi būkit su savimi sąžiningi, atviri ir peržiūrėkit savo veiksmus, kurie tikrai, tiksliau paklauskit savęs, ar tikrai jie duoda jums tokį rezultatą, kurio jūs norite. Taip, ir jeigu tu statai verslą, pavyzdžiui, internetu, per socialinę mediją ir nori uždirbti daugiau ir nelabai žinai, ką reikia daryti ir panašiai, tai tikrai rekomenduoju įsigyti mano knygą Tinklinės rinkodaros vadovas. Čia būtent aš sudėjau 14 metų savo verslo patirtį, būtent viskas, nuo A iki Z, kaip dirbti, kaip statyti verslą, kaip aš sakau, čia yra žemėlapis į 1 000 eurų dirbant iš namų būtent versle, tad jeigu jau tikrai nežinai, ką reikia daryti, tai čia rasi veiksmų planą ir idėjas ir strategijas ir panašiai. Taip? Na ir tada mes pereiname į kitą punktą, kuris irgi man labai, labai patinka. Ir šitas punktas atkeliauja iš japonų kalbos, aišku, čia dabar tekstas atvirkščiai, taip, bet jisai vadinasi ikigai. Ikigai, taip, ir matote 3 sferos, 3 apskritimai ir jie centre visi, kaip sakant, susikerta, taip, susiliečia, taip, ir čia va tam centre yra tavo ikigai, taip, iš to dalyko tu gali praturtėti savo gyvenime. Tai dabar pakalbėkime, kas tie 3 apskritimai, taip, tai pirmas apskritimas yra P raidelė, taip, tai, ką tau patinka daryti. Tai, ką tu mėgsti daryti bet kokiu atveju, taip, pavyzdžiui, man asmeniškai, jeigu dar nepastebėjote, to patinka šnekėti. Ir patinka vesti mokymus, taip, ir daryti video, taip, manęs užčiaupti ryto negali, taip, reiškia, man patinka tai daryti, tai jau bonusas, taip, jeigu aš galiu uždirbti pinigus tai darydamas, kalbėdamas, vesdamas mokymus, tai papuolai mano ikigai, taip. Antras dalykas, ką tau gerai sekasi daryti. O tu nemoki rašyti atvirkščiai, kad mes... Ne, nemoku, žinokit, dar neišmoku. Čia gal net yra kokia nors funkcija apsukti tą kamerą, bet aš net netoks protingas, taip? Tad va, matote, ir ne visai protingi žmonės gali uždirbti pinigus. Taip? Tai reiškia, antras dalykas, ką tau gerai sekasi daryti. Taip? Nes, pavyzdžiui, tau gali labai patikti dainuoti. Taip, ir tu dainuoji duše, tu dainuoji vairuodama automobilį, bet gal tau nelemta dainuoti ant scenos, taip, nes tau dramblė ausis numindė, taip, reiškia, tu, kad ir tau patinka tai daryti, tu negali to daryti gerai, taip. Tai pirmas dalykas tau patinka tai daryti, antras dalykas tau visai gerai sekasi tai daryti. Ir kaip tu žinosi, kad tau gerai sekasi tai daryti,
kiti žmonės pradės sakyti, ei, žinai, tau visai gerai sekasi tą dalyką daryti. Ei, žinai, tu visai šauniai tą dalyką darai. Žinai, visai tu galėtum tą dalyką daryti daugiau. Taip, kiti pradės girti tave. Taip, kiti pradės tau sakyti. Ar tai tavo samdomam darbe, ar kažkur už jo ribų. Taip, kiti pradės tai daryti. Ir trečias apskritimas R raidelė. Tai reiškia, kitiems to reikia. Reiškia, kiti už tai mokėtų pinigus. Taip? Nes, pavyzdžiui, galbūt tau patinka žaisti povandeniniam šaškiam, taip, ir tu visai gerai tai darai, bet niekam to nereikia. Taip, reiškia, nieks nemokės pinigų už tai, taip, tai tada vėlgi iš to tu negali praturtėti. Bet kai tie 3 apskritimai susikerta, tau tai patinka daryti, tau gerai sekasi tai daryti ir kitiems to reikia, kiti yra pasiruošę už tai mokėti pinigus, bingo, tada va tie 3 apskritimai susijungia ir tai yra tavo ikigai. Iš to dalyko tu gali tapti milijonieriumi. Taip? Ir tai gali būti skirtingi dalykai. Taip? Neperseniausiai mačiau tokį video, kur tokia moteris verslininkė pasidalino, kuo užsiima pačios turtingiausios moteris Amerikoje. Taip, pačios turtingiausios verslininkės. Ir tai ten išvardino top 5 ar top 10, aš visų kitų neatsimenu, atsimenu tik pirmą vietą. Pati turtingiausia verslininkė Amerikoje, žinote, koks jos verslas? Stogai. Kas tokia? Stogai. Dengia stogus. Jinai turi firmą, kuri dengia stogus. Nuobodu, neįdomu, aš galvojau, kad jinai ten bus parašiutininkė. Ar būtent. Bet jinai garantija, jei tai gerai sekasi daryti, taip, galbūt jinai pati tą firmą pradėjo, galbūt su šeima ar panašiai, taip, jei tikriausiai patinka tai daryti, taip, nes jinai nedarytų to daug metų, taip, ir kitiems žmonėms to reikia. Taip, reiškia, visi žmonės, kurie turi namus, jiems reikės anksčiau ir vėliau stogą keisti, taip, ir jinai milijardierė, taip, tai neturi būti kažkas wow, taip, tai neturi būti būtinai, kad va, tu tenai kažkoks talentas ten, žinai, ir tu būtinai turi tapti garsenybę, ar dainininkė, ten, ar aktorė, ar panašiai, taip, tu gali daryti super nuobodžius dalykus, bet jeigu kitiems žmonėms to reikia, jeigu tau patinka tai daryti ir tau gerai sekasi tai daryti, tu gali iš to uždirbti labai neblogas pajamas, taip? Tai būtent, kai aš pradėjau daryti live transliacijas, iš pradžių tiesiog nemokamai, taip? Visi pažiūrėjo, pečiais patraukė, kokia prasmė čia tai daryti, taip? Kam čia daryti tas live transliacijas? Facebook'e aš pradėjau, taip? Live transliacijas, ten postai, straipsniai, visokie interviu ir panašiai, taip? Tada aš pradėjau daryti mokymų programas, taip? Kursus pradėjom daryti, tada renginius, taip toliau, retrytus ir panašiai. Dabar tas verslas, ta mokymų kompanija uždirba 6-ženklės pajamas, taip? Bet iš pradžių visi galvoja, kad čia nesąmonė, kam čia, bet man patiko tai daryti bet kokiu atveju, man visai gerai sekėsi tai daryti ir yra poreikis tam, taip, yra žmonės, kurie stato verslą iš namų ir jie nori išmokti, kaip parduoti, jie nori išmokti, kaip vesti savo socialinę mediją, jie nori išmokti, kaip statyti komandą, taip, tie 3 žiedai susikirto, tie 3 laukai susikirto ir bingo, gerai, aš dar ten neuždirbau milijonų, taip, bet dar ne vakaras, taip, tai reiškia, tu turi atrasti savo ikigai, kur susikerta tavo tos 3 sferos, taip, ką tau patinka daryti, ką tau gerai sekasi daryti ir už ką kiti mokėtų pinigus, ko kitiems realiai reikia. Nori pasakysiu, kaip Jūratė pasigirdo vietoj stogų, kas pasigirdo? Nu. Spuogai. Net nebejoju, kad iš to galima irgi milijonus uždirbti, taip, iš odos priežiūros, taip, yra ištisos kompanijos, kurios... Net ir Lima. Jamie Kern Lima, taip, būtent jinai pradėjo It Cosmetics, taip, ir pardavė už 1,2 milijardo dolerių, jeigu neklystu, taip, kosmetika, kuri padėjo moterim su rožinė. Taip, ir Vasilvija sako, kai aš live darau, prašau, tegu tapina arba rožytės, tegu siunčia ir man atsiunčia. Irgi strategija, taip, mes su Rita aną dieną darom live transliaciją ir ten siunčia tas dovanėlės, mes nelabai suprantam, ką tai reiškia, taip, po live transliacijos atsidarau, man rašo, kad mes $10 uždirbom. Mes tokie dar žali tik tokie. Taip, bet va, kaip vėlgi, tai rodo faktą, kad tu net nežinai, iš kur tau gali ateiti tie pinigai, tu net nežinai, kokiais būdais jie pas tave į gyvenimą ateis, taip. Tai reiškia, bet mums patinka tai daryti, ką mes darom ir mes tai darom bet kokiu atveju. Taip, ar mes gaunam tą rožytę ar ne, ar mes gaunam tą dovanėlę ar ne. Taip, mums patinka tai daryti bet kokiu atveju. Labai tikimės, kad jūs jaučiate. Tai taip, ir mūsų tikslas yra ką? Duoti tiek daug vertės, kad kai sekantį kartą tu norėsi verslo knygos, tu nupirktų mūsų verslo knygą.
duoti tiek daug vertės, kad kai sekantį kartą tu norėsi kažkokio tai saviugdos asmeninio tobulėjimo ar verslo kurso, tu ateisi pas mus, o ne pas kažką kitą. Sekantį kartą, kai tu norėsi išbandyti save versle, tu kreipsiesi mus, o ne į kažką kitą. Taip, vėlgi mes grįžtame prie to pirmojo punkto, taip, kad mūsų tikslas yra duoti tiek daug vertės, kad mes taptume tokie matomi, kad būtų neįmanoma ignoruoti. Taip? Ir aiškis visi turi skirtingus dalykus, ką gali daryti. Taip, kažkas linksmina žmonės, kažkas dainuoja, kažkas pusnuogiai daro live transliacijas. Taip, kadangi aš neturiu tokio seksy kūno, tai aš kol kas geriau šneku. Šiandien Gediminas sutrukdė man daryti mano video. Tai aš į tą sutrukdymą išsisaugojau, tai dar pažiūrėsiu. Parašykit komentaruose, norėtumėte pamatyti ar nenorėtumėte. Aš dar pagalvosiu. Ir Dagolė rašo, tapinu. Ačiū. Jau 8800 pritapinot, hebra. Wow, pas mane 3400. Nu va, matot, kas čia vyksta, kas čia darasi. Nu jau man ir toj šiltą pasidarys, ką aš? Nu matai. Super. Toliau sekantis punktas. O, pamečiu. Aš irgi pamečiau, kur mes čia buvom. Ai, čia, gerai, čia, tas. Beliukas nori dėmesio. Tegu uždė ant kėdės. Parodyk ją, tegu uždė ant kėdės. Bet jį nelips ant tos kėdės. Lips. Ateisi. Iš čia. Tai lip. Ateik čia. Čia ir dabar čia. Va, o, dabar va. Pasisveikink su publika. Bela? Taip, pasisveikink su publika. Ne su manim, o su publika pasisveikink. Aušra rašo, norim pamatyti. Jėga. Tvarkoj, Beliukas pasisveikino, o mes galim judėti toliau. Kitas dalykas čia iš tikrųjų mes ir savo kurse apie tai kalbam, kad sėkmingi žmonės nepriima sprendimų lengvabūdiškai, bet kai priima sprendimą, neskuba jo keisti. Taip, tai reiškia, kai tau būtent atsiranda kažkokia tai galimybė, turi ją apsvarstyti, taip, reiškia, aišku, ne iki begalybės, taip, bet turi aiškiai apsvarstyti, ar aš tai noriu daryti, ar tai man reikalinga, ir tada imkis veiksmų. Taip? Bet tada jau nekeisk savo nuomonės, neapsigalvok per greitai, taip? Nes vėlgi, ką dažnai žmonės daro, per lengvai priima sprendimą, o šitą darysiu, ir tada per lengvai apsigalvoja, taip? Jau kai tu priėmei sprendimą kažką daryti, daryk, kol gausi rezultatą. Taip, ir čia labai gera tema ir punktas artėjant naujiems metams, taip? Pasižiūrėkit, jeigu rašėte 2024 metams punktus, kiek iš jų padarėt, taip? Ar lengvai priimat sprendimus ir taip mes kurse tikrai apie tai daug kalbam ir rašomės net į korteles, kad aš visada tęsiu savo duotus pažadus. Nes jeigu tu sulaužai, tai tu formuoji įprotį, tai kuris vadinasi pralaimėjimo įprotis. Ir Saida sako, oi kokia fainuolė apie Belą, ir Aušra sako, daryk dabar. Daryk. Kas atsimena? Daryk dabar. Tikrai. Na ir turbūt paskutinis punktas šiandien, tai yra, kai tu bendrauji su žmonėmis, kalbi su žmonėmis, nesvarbu, tai būtų klientai, ar tai būtų komandos nariai, ar tai būtų verslo partneriai ir panašiai, taip, turi nuolatos perduoti jiems augimo idėją. Ką tai turiu omenyje, ne augimo, kaip mes auginam save, taip, saviugdas, asmeninis tobulėjimas, bet apskritai augimo, gausos. Taip, kad visą laiką gali būti daugiau, kad visą laiką gali būti geriau ir panašiai. Taip, pagalvokite, su kokiais žmonėmis žmonės nori leisti laiką. Su tais žmonėmis, kurie turi didelę viziją, kurie kažkur nuves mane, taip, jeigu aš būsiu su šitu žmogumi, tai jisai mane kažkur nuves, taip, jisai man parodys kelią, taip, tai tu turi perduoti tą idėją, kad gyvenimas gali būti geresnis, kad mes galime daugiau pasiekti, kad galime daugiau uždirbti, kad galime gauti didesnę naudą iš produkto ar panašiai, taip, tai nesvarbu, jeigu tu kalbi su klientu, ar tu nupieši jam viziją, ką jisai gali gauti iš tavo produkto.
Jeigu tu kalbi su potencialiu verslo partneriu, ar tu nupieši jam viziją, kaip jo gyvenimas gali pasikeisti to dėka. Taip, reiškia, turi nuolatos perduoti tą augimo, tą gausos idėją, taip, tą žinutę kitiem. Nes visus traukia žmonės, kurie duoda daugiau gyvenime. Taip, kaip anglų kalboje yra tas posakis under promise and over deliver. Prižadėk mažiau ir duok daugiau. Nes daugelis žmonių daro atvirkščiai. Jie prižada kalnus, o paskiau jau prasideda, mes čia negalim pristatyti, o čia biški šito neturim ir taip toliau. Taip, jeigu tu gali duoti daugiau negu prižadėjai, taip, tada būtent tu tapsi tuo vertingu žmogumi. Ir aš visą laiką sakau, nesistenk tapti sėkmingu žmogumi, stenkis tapti vertingu žmogumi. Taip, labai puikiai tu pabaigi. Jėga, super, tai ką, tikimės, kad buvo naudinga, ačiū už pasidalinimus, net 4 pasidalinimai, ačiū už beveik 9000 širdelių, visas dovanėlės ir svarbiausia, už jūsų palaikymą ir gerus žodžius. Malonu būti čia su jumis, praleisti šitą laiką, ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu domina papildomas pajamos, tu dar neužsiimi verslu, spausk nuorodos, tiksliau, pasek mane, aš paseksiu tave atgal ir galėsiu atsiųsti visą informaciją. Jeigu domina mūsų mokymai, knygos ir visa kita, ką mes darome, spauskite nuorodos mano profilį, ten rasite daugiau informacijos. Jeigu norite prisijungti prie mūsų mokymų bendruomenės, kur yra virš 1400 įrašytų pamokėlių ir tai kainuoja, narystė toje bendruomenėje kainuoja tik tai 10 eurų per mėnesį. Ta mokymų bendruomenė vadinasi Čempionų lyga. Jeigu nueisite čempionų-lyga.lt, ten rasite būtent visą informaciją apie mūsų mokymų bendruomenę ir vos už 10 eurų per mėnesį galite gauti prieigą prie 1400 įrašytų pamokėlių, 4 mini kursų ir toj bendruomenėje aš kiekvieną rytą 10 val. Lietuvos laiku darau trumpą pamokėlį ir duodu kažkokią tai idėją veiksmui versle. Taip, jeigu tave domina augimas, verslas, didesnis uždarbis internetu, tada kviečiame jungtis prie Čempionų lygos, čempionų-lyga.lt. Ačiū visiems. Sakyk. Nepasakei, kad ir dabar bus dar vienas kursas. Ir bus dabar bonus kursas gruodžio mėnesį, būtent apie tai, kaip užbaigti 2024 stipriai ir pradėti 2025 galingai irgi tos bendruomenės viduje. Taip, čempionų-lyga.lt. Tad visų lauksime tenai, visiems gero vakaro ir iki greito. Čiau, čiau. Ačiū labai.